Taip, labą dieną visiems. Šiandieną mes toliau mokysimės iš Šventojo rašto, kaip mums toliau gyventi, kada jau mums atleista. Mes pereitą kartą kalbėjom apie tai, kad mes savo darbais teisiais negalim įsigelbėti, ne? Tada Jėzus būtų be reikalo miręs ant kryžiaus, nes mūsų teisumas kaip supuvęs karmalai. O šiandien kalbėsim apie tai, kad jau mums atleista, ne? Kaip toj mano nuotraukoje, aš kalinys, ne? Ir Jėzus mane išleidžia ir pasako, daugiau nuodėmių nedaryk, ne? Tik tai sūnus mus gali pilnai išvaduoti iš nuodėmės vergijos. Ir daleiskim, mes skaitom Luko Evangelijos 23 skyriui apie atsivertusį plėšiką, ne? Ir ten buvo ir kitas plėšikas, kuris, reiškiasi, tyčiojosi iš Jėzaus, ne? Ir, reiškiasi, čia simbolizuoja praktiškai dvi kategorijas žmonių, ne? Vat būtent Jėzus per vidurį ant kryžiaus buvo, o iš šono buvo du plėšikai. Ir vienas iš nukryžiuotųjų nusikaltėlių ėmė įžeidinėti Jėzų. Argi tu ne Mesijas, išgelbėk save ir mus? Visai reiškia, tiesiog nepriima to Jėzaus aukos. Ne? O kitas sako, antrasis sudraudė jį ir Dievo tu nebijai, kentėdamas tą pačią bausmę. Juk mudu teisingai gavome, ko mūsų darbai buvo verti, o šitas nieko blogo nėra padaręs. Ir jis tarė, Jėzau prisimink mane, kaip ateisi į savo karalystę. Jis jam atsakė, iš tiesų sakau tau šiandien, su manimi būsi rojuje. Ne? Tai reiškia, tas žmogus bus išgelbėtas, Jėzus būdamas ant kryžiaus, pažemintas, paniekintas, bet kadangi žmogus pripažino Jėzų kaip savo gelbėtoją, jam pasakė, tu būsi su manimi rojuje. Ne? Tai tas žmogus iš karto mirė ir jau jam nereikėjo toliau gyventi, ne? Jisai bus rojuje, ne? Bus išgelbėtas. Bet ne visiems mums tai būna, ne? Mes kartais ir toliau gyvenam dar, ne, reiškia, ir mums reikia po to atleidimo, po to išvadavimo, po to Jėzus atleidimo, mes toliau dar gyvenam šitam nuodėmingam pasauliui. Tai kaip mums tada toliau gyventi, ne? Nes žinom, kad jeigu mes išvadavo iš nuodėmės, tai argi toliau mes galime daryti nuodėmę, nes nuodėmės alga yra mirtis. Būdami nuodėmės vergai, jūs buvote nepriklausomi nuo teisumų, bet kokią naudą turėjote tuomet iš to, ko dabar gėdėtės. Juk anų dalykų galas mirtis, o dabar išvaduoti iš nuodėmės ir tapę Dievo tarnais, jūs turite kaip vaisių šventumą ir kaip baigti amžiną gyvenimą. Atpildas už nuodėmę mirtis, o Dievo malonės dovana amžinasis gyvenimas mūsų viešpatyje Kristuje Jėzuje. Taigi atpildas už nuodėmę mirtis, ne? Ir va būtent Jėzus mirė vietoj mūsų, už mūsų nuodėmės, ne? Ir mūsų aišku įpareigoja. Ir aš truputėlį noriu pažiūrėti iš seno įstatymo, ne? Kadangi kai kurios nuodėmės Dievo įsakymų laužimas atnešdavo netgi mirties nuosprendį, ne? Vat kaip vieną dalyką paminėsim, pakartotų įstatymų 21 skyriui rašoma apie nepataisomą sūnų. 21 skyrius 16. Jeigu žmogus turėtų neklaužytą ir maištingą sūnų, neklausantį tėvų ir motinos balsų, nepaklūstantį jiems, nors jie ir baustų jį, o jo tėvas ir motina pačiups jį ir nuves prie miesto seniūnijos, prie tos vietovės vartų, jie pareikš miesto seniūnams, šis mūsų sūnus yra neklaužyta ir maištininkas. Mūsų jis neklauso, jis yra besotis ir girtuoklis. Tada visi miesto vyrai užmuš jį akmenimis. Tai pašalinsi piktą iš jūsų. Visas Izraelis apie tai girdėdamas bijos. Ne, va, būtent labai griežtai buvo žiūrima, ne? Reiškia, o tai yra 5 Dievo įsakymas. Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventume žemėje, kurią tau viešpats Dievas duoda. Reiškia, tai, galima sakyti, žiauru, bet taip buvo. Taip jau parašyta šventajame rašte. Taip pat dar vieną dalyką paskaitys skaičių 15:32. Bausmė už sabatos laužymą. Ne, va, būtent 4 Dievo įsakymas, atsiminkit švęst sabatos dieną. Būdami dykumoje Izraelitai užtiko žmogų, renkant į malką šabo dieną. Užtikusieji renkant į malkas atvedė pas Mozę, Aaroną ir visą bendriją. Jis buvo uždarytas į kalėjimą, nes nebuvo aišku, ką su juo reikėtų daryti. Tada viešpats tarė Mozei, tas žmogus turi būti nubaustas mirtimi. Visa bendrija turi užmušti jį akmenimis už stovyklos. Visa bendrija išvedė jį iš stovyklos ir užmušė akmenimis, kaip viešpats buvo Mozei įsakęs. Ne? Taigi reiškia, 4 Dievo įsakymas, jo pažeidimas irgi buvo baudžiamas mirtimi. Ir
20 skyrius ir nuo 10 eilutė. Jeigu vyras svetimauja su ištekėjusia moterimi, nusikalsdamas svetimavimu su artimo žmona, abudu svetimautojas ir svetimautoja bus nubausti mirtimi. O reiškia irgi labai griežtai ir mes žinom, kad reiškia praktiškai aš, galima sakyti, šitos dalykus buvau pažeidęs. Neklausiau nei savo tėvų, nei motinos, nes sabatuose iš vis nebuvau girdėjęs, dirbau, variau, sėjau, pjovau, Ir vat būtent Jėzus mirė už mūsų nuodėmes, Ir va, kada mes skaitom, kada atvedė būtent svetimautoją, moterį, kurią pagavo svetimaujant, Jono Evangelijos 8 skyriui nuo 1 eilutės, reiškia, būtent tie žmonės, kurie pagavo ją, jie rėmėsi tuo senuoju įstatymu, kad ją reikia užmušti akmenimis. Jis nuėjo į Alyvų kalną, auštant jis vėl pasirodė šventykloje. Visi žmonės rinkosi prie jo, o jis atsisėdęs juos mokė. Tuomet rašto aiškintojai ir fariziejai atvedė moterį sugautą svetimaujant. Pastatė ją vidurėje ir kreipėsi į jį. Mokytojau, ši moteris buvo nutverta svetimaujant. Mozė mums įstatymai yra liepęs tokias užmušti akmenimis. O tu ką pasakysi? Jie taip sakė, spręsdami jam pinkles, bet kad turėtų kuo apkaltinti. Bet Jėzus pasilenkęs ėmė pirštu rašyti ant žemės. Jiems mesiriaujant kamantinėti, jis atsitiesė ir tarė. Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia ją akmenį. Ir vėl pasilenkęs rašė ant žemės. Tai išgirdę, jie vienas po kito ėmė traukti šalin. Pradedant vyresniaisiais, pagaliau liko vienas Jėzus ir ten stovinti moteris. Atsitiesęs Jėzus paklausė, moterie, kur jie pasidėjo? Niekas tavęs nepasmerkė? Jis atsiliepė, niekas viešpatie. Jis jai tarė, ne aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir daugiau nuodėmių nebedaryk. Taigi, reiškia, Jėzus mirė už mūsų Dievo įsakymų laužymus, Ir va būtent Jėzus atleidžia tai moteriai, nes jisai miršta vietoj jos ant kryžiaus, Bet jisai nepasako, eik ir daugiau nepapulk, Jisai pasako jai, eik ir daugiau nuodėmių nedaryk, Reiškia, Jėzus mirė už mūsų kaltės, už mūsų nuodėmės, mirtinas, Jisai mirė vietoj mūsų, jisai išleidžia mus iš to kalinio. Mirtininko, kaip sakant, grotas atidaro ir pasako, eik ir daugiau nuodėmių nedaryk, Ir dar vienas principas yra svarbus, kad, reiškia, kam daugiau atleista, tas daugiau myli, iš tikro. Ir apie tai rašo Luko Evangelijos 7 skyriui, kada, reiškia, Jėzus buvo pas vieną žmogų svečiuose ir ten atėjo moteris, kuri irgi buvo paleistuvė, nusidėjėlė. Vienas fariziejus užsiprašė Jėzų pietų. Atėjęs į fariziejaus namus, jis sėdo prie stalo. Ir štai moteris, kuri buvo žinoma mieste nusidėjėlė, patyrusi, kad jis fariziejaus namuose atsinešė alebastro indą kvapaus tepalo, verkdama priėjus iš užpakalių prie jo kojų, ėmė laistyti jas ašaromis, šluostyti savo galvos plaukais, bučiavo jo kojas ir tepė jas tepalu. Tai matydamas fariziejus, kuris buvo Jėzų pasikvietęs, samprotavo pats vienas. Jeigu šitas būtų pranašas, jis žinotų, kas tokia ši moteris, kurį jį paliečia, kad ji nusidėjėlė. O Jėzus, kadangi skaito žmonių mintis, jisai suprato, ką jisai galvoja. Ir jam sako, o Jėzus prabilo, Simonai, turiu tau ką pasakyti. Tas atsiliepė, sakyk mokytojui. Skolintas turėjo 2 skolininkus. Vienas buvo skolingas 500 denarų, kitas 50. Jiems neturint iš ko atiduoti, jis dovanoja abiem, kad tas labiau jį mylės. Simonas atsakė, manau, jog tasai, kuriam daugiau dovanota. Jis tarė, teisingai nusprendė. Ir atsisukęs į moterį tarė, Simonui, matai šitą moterį? Aš atėjau į tavo namus, tu nedavai man vandens kojom nusimazgoti, o ji nusivilgė jas ašaromis ir nušluosė savo plaukais. Tu manęs nepabučiavai, o į vos man atėjus nesiliauja bučiavusi mano kojų. Tu aliejumi man galvos nepatepė, o į tepalą patepė man kojas, todėl sakau aš tau. Jai atleidžiama daugybė jos nuodėmių, nes ji labai pamilo. Kam mažai atleista, tas menkai myli. O jai tarė, atleidžiamos tau nuodėmis. Sėdintieji kartu už stalo pradėjo svarstyti, kas gėsok, kad net nuodėmes atleidžia. O jis dar tarė moteriai, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Eik ramiai. Kodėl aš šią rašto vietą skaitau čia? Kam daugiau atleista, tas daugiau myli. Aš buvau visiškas nusidėjėlis, pažeidęs visus Dievo įsakymus, buvau merktas mirties bausmės ir Dievas mane išvadavo, atleidė, aš labai myliu. Ir man nesunku šiandieną jau paklus Dievo įsakymams,
Taip, kartais jeigu mes padarom klaidų, parašyta Jono laiške, jeigu nusidedame, mes turime užtarėję teisų į Jėzų Kristų, ne? Visą laiką būtent mes galim vėl atgalauti, ne? Ir vėl grįžti, kaip sakant, prie Jėzaus, mūsų gelbėtojų ir viešpaties, ne? Ir aišku, mes išgelbėti malonę, ne savo teisės darbais, ne? Bet malonė mus įpareigoja ir atlikti gerus darbus, atsivertimo darbus, ne? Bet pirmiausia yra malonė išgelbėti, o vėliau jau mūsų kažkokie teisūs darbai. Tai Efeziečiams 2:8-10 sako, juk jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir ne į save, bet tai yra Dievo dovana ir ne darbais, kad kas nors nesigirtų. O reiškia, mes esame išgelbėti malonę, ne darbais, kad nesigirtume. Bet toliau, 10 eilutė sako, mes esame jo kūrinys sutverti Kristų Jėzų geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Taigi čia yra tik tai prioritetų klausimas. Pirmiausia, negalime statyti darbus teisumo pirmoje vietoje, kad mes esam dėl darbų išgelbėti. Ne, mes išgelbėti malonį dėl Jėzaus Kristaus aukos ant kryžiaus, o vėliau jau kaip atsakymas į Dievo meilę, kažkokie darbai labdaringi, taip pat netgi ir paklusnumas Dievo įsakymams taip pat turi eiti iš meilės, o ne iš kažkokio tai supratimo, kad mes dėl to būsim išgelbėti, kad mes paklūstam Dievui. Ne, mes esame išgelbėti malonę, bet ar malonė panaikina įstatymą? Apaštalas Paulius laiške Romiečiams 6 skyriui sako taip, nuo 15 eilutės. Tai kągi, gal darysime nuodėmės, jeigu esame ne įstatymą, bet malonės valdžioje? Nieku būdu. Argi nežinote, kad pasiduodami kam nors vergiškai tarnauti, jūs iš tiesų tampate vergais to, kurio klausote, ar tai būtų nuodėmė vedanti į mirtį, ar klusnumas vedantis į teisumą. Ačiū Dievui, kad buvote nuodėmės vergais, jūs iš širdies paklausėte tam mokslo pavyzdžiui, kuriam buvote pavesti. Ir išvaduoti iš nuodėmės tapote teisumo vergais. Aš kalbu, kaip žmonėms įprasta, atsižvelgdamas į jūsų kūnišką silpnumą. Kai buvote atidavę savo kūno narius vergauti netyrumui ir nedorybei, kad elgtumės nedorai, taip dabar atsiduokite savo narius tarnauti teisumui, kad taptumėte šventi. Taigi, Paulius sako, malonė nepanaikina įstatymų. Taip, įstatymas yra veidrodis, išgelbėti malonę, bet argi po atsivertimų, po atleidimo mes ir vėl toliau darysim nuodėmės? Jokių būdų, Paulius sako, ne? Ir būtent tas atsivertimas, tai reiškia, mes jau pradedam naują gyvenimą. Apie tai apaštalas Paulius rašo laiške Efeziečiams 4 skyriui nuo 21 eilutės. Jūs juk apie jį išgirdote ir pagal jį išmokite, kokia yra tiesa Jėzuje. Privalu atsižadėti ankstesnio seno žmogaus gyvenimo būdų, žlugdančių apgaulingais geismais, atnaujinti savo proto dvasią, apsivilkti naują žmogų, sutverti pagal Dievo teisume ir teisos šventume. Pametę melus, kiekvienas kalbėkite tiesą savo artimui, nes mes esame vieni kitų nariai. Taip, yra Dievo įsakymas, neliūdysi neteisingai, nemeluosi, ne? Kalba apie tai, daugiau nebemeluokite vienas kitam, kalbėkite tiesą iš visos širdies, ne? Rūstaudami, nenusidėkite, tegul saulė nusileidžia jūsų rūstybės ir nepalikite vietos velniui. Kas vogdavo, tegul nebevagia, bet imasi triūsų dirbdamas savo rankomis gerą darbą, kad turėtų iš ko padėti stokojančiam. Taigi, ar malonė panaikina Dievo įsakymą, nevogsi? Ne, sako, jeigu vogėt, profesionalus vagus negali daugiau būti vagimi, ne, ar paleistuvė prostitutė dirbta, ne. Reiškia, reikalingas žmogaus gyvenime atsivertimas. Kas melavo, nemeluokit, kas vogo, nevokit. Joks bjaurus žodis ten neišeina iš jūsų lūpų. Kalbėkite vien kas gera, kas prieikus ugdai duoda malonę klausytojams. Neliūdinkite šventosios Dievo dvasios, kurie esate paženklinti atpirkimo dienai. Tai būna toli nuo jūsų visokie šiurkštumai, piktumai, rūstybės, triksmai, piktžodžiavimai ir visokios piktybės. Verčiau būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje jums buvo atlaidus. Taigi Dievas nori mūsų pilno atsivertimo, reiškia, tai yra naujas kūrinys, ne? Užanspauduoti dvasia, ne? Be aišku, bet Dievo dvasios mes negalime tobulai paklusti Dievo įsakymams, ne? Sako, ištirkite, ar gyvena jumyse Kristus, kas neturi Dievo dvasios, tas nėra jo. Ne? Ir aišku, mes siekiam vietoj tų kūniškų darbų, piktumų, vaidų nesutarimų, kad būtų šventosios dvasios vaisiai. Tai yra meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas ir susivaldymas. Aišku, Dievo priešininkas nori, kad mes nepaklustume bent kažkuriam tai vienam iš Dievo įsakymų, ne, kaip mes kalbėjome, kad mes pažįstam nuodėmę iš visų Dievo įsakymų, ne. Taip lygiai mes turime ir paklusti jau visiems Dievo įsakymams,
kadangi jų laužimas yra, kaip sako, kad mes skaitėm, netgi mirtina nuodėmė. Todėl po atsivertimo mes jau turime paklusti visiems 10, ne? Dekalogas yra, ne? Ir negalima nei vieno iš jų ignoruoti, ne? Jokūbo 2 skyrius 8 eilutė ir toliau. Jeigu tik vyktų karališką įstatymą, kaip raštas reikalauja, mylėk savo artimą kaip save patį. Jūs gerai darote, bet jeigu pataikaujate skiriems asmenims, darote nuodėmę. Ir esate įstatymų kaltinami kaip nusižengėliai. Mat, kas laikosi viso įstatymų, bet nusižengia vienu dalyku, tas lieka kaltas ir dėl visų. Juk tasai, kuris yra pasakęs, nesvetimauk, taip pat yra pasakęs, nežudyk. Jei nesvetimauja, bet žudai, vis tiek esi įstatymų laužytas. Taip kalbėkite, taip darykite, kad kaip tie, kurie bus teisiami pagal laisvės įstatymą. O ne, iš šitą taisyklę mes galime visiems Dievo įsakymus taikyti, ne? Čia tik pavyzdys duota, nesvarbiausia, nes tik yra dar 8, ne? Reiškia, jeigu mes savų negarbinam, ne? Bet sabatą pažeidžiam, vis tiek esame įstatymų laužytais. Arba mes kitų dievų negarbinam, ne? O pavyzdžiui, tariam Dievo vardą be reikalo, vis tiek esame įstatymų laužytoje, ne? Tai žodžiu, visais 10 Dievo įsakymų pagal šią taisyklę mes galime manipuliuoti, ne? Ir bet kurio iš Dievo įsakymų laužimas yra nuodėmė. Ir Dievo malonės dėka iš meilės jam, ne, jau tie įsakymai, kaip sako, nėra sunkus, ne. Ir kartais mes girdim tokius dalykus, kaip parašyta, kad reiškia, mes esam išgelbėti malonę, todėl dabar galioja tik 2 Dievo įsakymai. Pirmas, mylėk viešpatį Dievą visą širdimi, visų protų, visą sielą. Antras, mylėk artimą kaip save patį. Skaitosi, nereikia čia jokių taisyklių, nereikia čia jokių tai Dievo įsakymų, tik tai tie 2 įsakymai mums galioja. Taip, teisingai, bet argi mes galime, kaip aiškinomės, vogti ar meluoti, ar kažką tai kitą daryti, ne? Ir apaštalas Paulius laiške romiečiams čia šitą mitą sugriauna, kad tik tai tie 2 įstatymai, ne? Būtent 8 eilutė ir toliau. Niekam nebūkite ką nors skolingi išskyrus tarpusavio meilę, nes kas myli kitą, tas įvykdo įstatymą. Juk įsakymai nesvetimauk, nežudyk, nevok, negeisk ir kiti gali būti sutraukti į vieną posakį. Mylėk savo artimą kaip save patį. Meilė nedaro nieko pikta artimui, taigi meilė įstatymo įvykdymas. Ir dabar aš čia po ranką neturiu, bet aš į nuotrauką įkelsiu, jeigu mes įsivaizduojam dekalogą, 10 Dievo įsakymų, ne, tai pirmi 4 Dievo įsakymai. Neturėk kitų dievų, nedaryk jokio drožio, jokio paveikslo, neminėk Dievo vardo be reikalo, atsimink švęstą sabatos dieną, sutraukti į vieną posakį. Mylėk viešpatį Dievą visą širdimi, visų protų, visą sielą. O kiti 6 Dievo įsakymai, ne, kitoj plokštėje, ne, kur parašyta, gerb savo tėvą ir motiną, nežudysi, nepaleistuviausi, nevoksi, nemeluosi ir negeisi nieko, kas tavo artimo, ne. Šitie 6 Dievo įsakymai sutraukti į vieną posakį. Mylėk savo artimą kaip save patį, ne. Kaip mes čia skaitėme, ne, romiečiams laiške, ne, tie visi Dievo įsakymai, kurie, kas liečia mūsų santykių su artimu žmogumi, yra sutraukti į vieną posakį. Taigi meilė įstatymų įvykdymas, o ne kažkoks tai maištas prieš Dievą, ne. Ir aš suprantu, kad mes esam silpni žmonės, ne, ir mums reikalinga Dievo malonė. Mums tie Dievo įsakymai, kaip mes kalbėjom, tik tai veidrodis, pagal juos pažįstame nuodėmę. Bet jeigu Jėzus mirė už mane ir išvadavo iš to kalinio kameros mirtiniko, ne, tai kaip aš tada jį turiu mylėti, ne? Tiesiog gėda man dabar būtų kažką tai nepaklusti, ne. Ir kiekvienas iš mūsų turim teisę, turim galimybę atgailauti, atsiversti, pasikrikštyti atgailos krikštų suaugusių žmogaus, ne, ir pradėti naują gyvenimą. Sako, kas buvo sena, praėjo, štai atsirado nauja. Taigi aš kviečiu ir linkiu, kad kiekvienas iš jūsų pasirinktumėt teisingą sprendimą, ne, atgailauti ir pradėti susitaikyti su Dievu. Ir tada mes išstovėsim teisme, nes Jėzus mus išteisins, kadangi jau mes ne įsakymų laužytojai, bet vykdytojai iš meilės ir paklusnumo jam. Aišku, Dievo priešininkas velnias nori, kad mes nepasinaudotume šitą savo teisę, ne? Kad gyventume toliau ir netgi šėtonas trukdo. Vieną kartą gyveni, daryk viską, jau taip tu pražuvęs. Ne, bet gera naujiena yra ta, kad mes galime atgailauti. Ir kaip
Dovydas parašęs 51 psalmėje, viešpatie, tu nepaniekinsi širdies susigraudinusios ir atgailaujančios. Taigi, ačiū Jums, būkit palaiminti.